Paskutinėme šio ryto siužete susipažinsite su mama Sonata, kuriai patarsime, kaip apsaugoti mažojo Jonuko odelę nuo paraudimų natūraliomis priemonėmis. Kai kurias jų esame nepelnytai primiršę. Ilgos ir šiltos dienos vis labiau džiugina. Artėjant savaitgaliui mintys savaime sukasi apie tolimesnės išvykas, keliones ar tiesiog iškylas gamtoje. Kai keliauji su šeima, kurioje yra maži vaikai, visada imi galvoti apie kelionės minusus. Kai važiuoji mašina, mažylis gali suprakaituoti, nes vienintelis saugus būdas vežti vaiką – jam sėdėti automobilinėje kėdutėje. Nepamirškime, kūdikis dažniausiai keliauja su sauskelnėmis, tad jo užpakaliukui dažnai tikrai būna gana karšta. Kūdikiai prakaituoja vasaros sezonu, tai labai aktuali bėda, galima net sakyti, nes jinai tikrai išopėja vasarą, tada, kada prakaituoja, kada saulė aktyvi, kada tikrai laukia tėvelių ir šeimos didelės kelionės tolimos. Ir tai be abejo rekomenduojame kuo natūralesnius produktus. Kai šnekam apie mažą vaikiuką, tai tikrai reikia ir natūralią mitybą proteguoti ir sveikesnius gydymo metodus. Tai iš tiesų pataisų sporos yra visiškai natūralus pabarstas vaiko uodegėlė, zonom, kurios prakaituoja. Mama Sonata augina 1,5 mėnesio Jonuką. Gegužės mėnesio orai džiugina mamą. Kūdikis gali nemažai laiko praleisti lauke. Tačiau neretai Jonukas su tėveliais ir keliauja. Paklauskime mamos, ar nekyla odos problemų dėl prakaitavimo. Šiaip tai kol kas kaip ir viskas tvarkoja. Sauskelnės nereaguoja, odeliai sauskelnės nereaguoja, bet kartais, aišku, būna paraudimai. Būna, kad pašunta užpakaliukas nuo išmatų. Tokiu atveju Sonata užpakaliuką tepa kremu prieš uždėdama sauskelnes ir palaiko Jonuko užpakaliuką nuogą. Tad šiandien mamai siūlome kūdikio odelę prižiūrėti ne sintetiniais kremais, o visiškai natūraliomis priemonėmis. Pavyzdžiui, akorus vaistažolių pataisų sporomis. Tai natūrali pagalba sudirgusios ir iššutusios odelės priežiūrai. Čia su pataisų sporos tai yra tokiam labai patogiam įpakavime. Reikia atsisukti ir jos labai lengvai byra, tokios geltonas porytės, tokios labai švelnios, labai minkštos, tikrai negraužia vaikui nieko ir reikėtų plonų sluoksnių ir iš tiesų netgi paskirstyti paskui ranka. Ranka ant visos uodegėlės ir netgi į tarpiuką ir viskas bus gerai, bus sausa, bus švaru ir tikrai neintensyvės joks paraudimas. Pataisų sporos nėra naujas produktas, o tik iš naujo atrasta tai, ką jau pamiršo mūsų dabartinės senelės. Tad prieš daug metų vartotas produktas šiandien vėl tampa populiarus dėl savo natūralumo ir efektyvumo. Pataisų sporos skirtos tiek kūdikių, tiek ir suaugusiųjų sudirgusios ir iššutusios odos priežiūrai. Švelnios konsistencijos milteliai patikimai sugeria drėgmę. Kada pamato mama, kad yra jau menkas paraudimas, tada pabarstyti prieš kiekvieną kartą, kai dedama nauja sauskelnė. Bet čia ne vienintelis gydymo būdas. Kai jau parausta vaiko uodegėlė, reikėtų kuo daugiau oro vonių daryti. Kuo daugiau vaikelį laikyti be sauskelnės, bet aišku, be to neapsieisime. Sauskelnės yra neatsiejamas dalykas. Kai auginam vaiką, tai tokiu atveju, kai tikrai dedama sauskelnė, reikėtų pabarstyti. Galima šiek tiek naudoti ir prevenciškai, bet ne kiekvieną kartą. Jeigu tikrai odelė yra sausa, neparaudusi, tai kam barstyti? Mama Sonata augina jau antrą vaikelį, tad puikiai žino, jog kūdikio odelė yra labai jautri. Ją saugoti ir stebėti reikia nuolat, o ypač atšilus orams. Mes stengiamės šiaip keliauti, kadangi esame aktyvi šeima, tai bent jau prie mūsų Baltijos jūros tai tikrai keliausim. Gan dažnai galvojam, kadangi vis tiek nemažai laiko praleidžia mašinoje, toje kėdutėje vis tiek nesivedina ir sauskelnės ir ta kėdutė ir vis tiek pašunta užpakaliukas. Šiais laikais nepasiklysti pasiūlos gausoje tikrai kartais būna nelengva. O ypač, kai rūpinėsi savo šeimos pačiu mažiausiu nariu. Pataisų sporos yra puikia priemonė, kai kūdikio odelė ima šlapiuoti ar rausti. Reikia stengtis natūraliomis priemonėmis išlaikyti sveiką kūdikių odelės būklę, kol neatsiranda didesnių problemų ir neprireikia antibakterinių savybių turinčių preparatų. Jeigu jau opesnė problema atsirado, reikia ją spręsti. Reikia spręsti su tom pačiom oro voniom. Kuo daugiau vaikas turi gulėti nuogą uodegėlę,
atvira, grynam ore netgi rekomenduojama, na aišku, ir kambarį viskas gerai tinka ir tik tai reikalui jau esant uždėti sauskelnę. Jeigu sauskelnę reikia uždėti, tai tada jau rekomenduojama kremai su lanolinu ar tai cinko oksidu. Jie kaip ir šiek tiek turi antibakterinių savybių, daugiau neleidžia šlapiuoti odai, mažina paraudimą. Tačiau, kaip sako vaistininkė Vaida, neleiskime kūdikio uodegėliai tapti tokia didelė problema. Juk svarbu laiku imtis priemonių, kurios neleis kilti rimtesnėms bėdoms. Tad geriausia priemonė sauganti vaiko užpakaliuką nuo paraudimo – oras ir natūralios priemonės.